21 metų pakartotinės sesijos 3 dalies 24 uždavinys. Turime parabolę tiesę L, jų susikirtimo taškus antikinius, bei ribą, kokia galėtų būti A reikšmė. Reikia pasakyti, su kokia A reikšme. Tų dviejų ribojimų plotų, štai šito ploto ir štai šito ploto, reikšmės bus vienodos. Na, tai kai mes turime kažkokius tai plotus po kreivėmis, tai iš karto turime galvoti, kad tai yra uždavinys su integralais. Tai būtų paprasčiausia ir susiskaičiuoti viską. Dabar turime daug visko nežinomo. Tai pirmiausia, tarkim, šitas taškas A. Na, mes žinome, kad rėžis kaip ir būtų A raidė. Taip. Bet sakykime, nieko nežinome apie L. Žinome, kad tai yra tiesiog tiesė. Tai neturime jokios funkcijos lygties, kuri nusakytų, vadinasi tas reiškinys, kuris nusakytų, kaip ten ta mūsų tiesė elgiasi. Tai iš pradžių ir reikėtų ją surasti. Ką mes žinome? Mes dabar žinome, kad mūsų parabolė ir tiesė susikirta kažkokiame tai x. Tai kitaip sakant, jų susikirtimo taško x ir būtų A raidė. Dabar klausimas, o koks yra y? Na, tas taškas susikirtimo priklauso ne tik tiesiai, bet ir paraboliai. Parabolės lygtis yra duota kx minus x kvadratu lygu y, ar ne? Taigi mes žinome, kad mūsų x dabar yra A raidė, tai kodėl tiesiog neįsistačius tos A raidės? Tai bus 4 kart A minus A kvadratu ir tai bus mūsų y. Taip ir pasirašykime. Pasirašykime, kad tas jų susikirtimo taškas arba jų y yra būtent šitoksai, nepaisant to, kaip jis čia negražiai atrodo. Tai būtų A, kabletiškis 4A minus A kvadratu. Štai ir viskas turime. Kodėl svarbu šitą tašką sužinoti? Dėl to, kad mes galėsime kažkaip, parašyti, vadinasi, kaip ta mūsų funkcija apskritai priklauso nuo to susikirtimo taško. Tai dabar pakalbėkime apie tiesę. Tiesės šabloninė lygtis yra kx plus b ir duodamas yra kažkoks tai y. Kas yra k? Tai yra krypties koeficientas. Krypties koeficientas nusako, kaip nuožulniai arba kaip stačiai eina mūsų funkcija, ar ne? Jeigu jinai yra didėjančioji. Taipogi, jeigu, tarkim, krypties koeficientas būtų neigiamas, tai mes turėtum tokią tiesę, kuri būna mažėjančioji, reiškia eina žemyn. Laisvasis narys ką daro? Jisai pakelia arba nuleidžia mūsų tą, vadinasi, funkciją. Negaliu aš pakelti čionais. Tai aš paprastai parašysiu, kad, jeigu, tarkim, būtų koks nors b būtų plus 1, tai mūsų grafikas pakiltų į viršų. Jeigu b būtų lygus minus 1, tai nusileisų per vieną langelį į apačią. Tai va. Ir dabar matome, tarkim, šitas taškas O buvo pasakyta, kad mūsų tiesė, tai surasiu tą vietą, tiesė L kertasi koordinačių sistemos pradžios taške O. Tai koordinačių pradžios taško koordinatės yra 0 ir 0. Jos mums labai yra naudingos dėl to, kad mes vietoj x ir y įsistatę į tą, vadinasi, šabloninę tiesės lygtį tas x ir y reikšmės, mes labai lengvai galėtume pasakyti, kam yra b. Arba jeigu iš karto žinot, jeigu eina tiesė per šitą tašką, tai automatiškai b net neegzistuoja, bet leiskit man įrodyti ir visiems. Tai vietoj x rašome 0. Vietoj y irgi 0, čia viskas nusinulina ir mes matom, kad b tikrai yra lygių 0. Kodėl tai yra svarbu? Dėl to, kad mes dabar matom, kad mūsų tiesė lygtis yra tiesiog kx. Viskas, kx. Dabar, ką reikėtų daryti toliau? Krypties koeficientas dar nėra žinomas. Dabar mes prisimenam truputėlį išvestinės, taip? Visų tiesių išvestinės yra lygios krypties koeficientui. Pavyzdys. Tiesės lygtis, netgi galima kažkokį laisvai narį pridėti. Tai jeigu išvestinę skaičiuosime, tai bus atsakymas tiesiog 2. Vadinasi, visų tiesių krypties koeficientas yra lygus tos, vadinasi, tiesinės funkcijos išvestiniai. Kaip ją dabar mums surasti? Prisimename, kas
funkcijos išvestinė apskritai yra. Tai yra y tam tikrame intervale pokyčio santykis su tame pačiame intervale esančiu x pokyčiu. Tai y pokytis čia yra nekas kitas kaip aukštis iki to taško A. Ir mes žinome, kad jeigu y čia yra toks, na tai ir aukštis yra būtent taip pat išreiškiamas. Dabar šitas atstumas, pokytis x šitame intervale, yra tiesiog A. Jisai sutampa su tuo rėžiu, ar ne, kuris yra A pažymėta. Tai ir viskas. Ir galima apsiskaičiuoti, kad gal aš nežinau, ar taip galima žymėti, bet aš žymėsiu, kad L nuo X tikriausiai išvestinė, tai būtų vėlgi to y pokyčio dalyba iš x pokyčio. Mes įsiaiškiname, kad y pokytis tai tiesiog yra 4a minus a kvadratu. Užrašysiu. Ir reikėtų dalinti iš x pokyčio. Ką daryti toliau? Matome, kad turime bendrą dauginamąjį. Išsikelkime jį prieš skliaustelius. Matome, kad a išsiprastina. Ir mes ką tik išsiaiškiname, kad mūsų išvestinė šitame intervale yra 4 minus a. Prisimenam dar kartelį, kad krypties koeficientas yra lygus išvestiniai. Vadinasi, mūsų šitas krypties koeficientas yra 4 minus a. Jisai yra negražus, jis yra keistas mažų mažiausiai, bet jis toks yra. Jis taip yra išreiškiamas. Prisiminkim, kad mes čia turim gana nedaug informacijos. Gerai, vadinasi, mūsų lygtis šitos tiesės ir atrodo kaip 4 minus a x. Štai ir viskas. Ir mes turime vieną, vadinasi, tos parabolės lygtį ir be to turime dabar jau tos tiesės lygtį. Tai galime skaičiuoti integralą. Rėžės apatinis bus 0, viršutinis yra a raidė. Tai pirmiausia, vadinasi, iš parabolės mes turėtumėm atimti tą tiesą, nes tada gausim būtent šitą plotą, kurio mums ir reikia. Tai parabolės lygtis, kur jinai yra 4x minus x kvadratu. Ir iš karto atimsime tiesės, tai būtų 4 minus a iš x. Truputėlį siūlyčiau nieko nesidaryti, jokių pirmykščių, pradžiai pasitvarkykime su pačiu reiškiniu. Matome, kad čia galime išsikelti bendrą dauginamąjį prie skliaustus x. Taip ir padarykime. Parašysiu x čia labiau priekį. Dabar toks neįprastas uždavinys, bet pažiūrėkime. Mes galime vėl bendrą dauginamąjį išsikelti prie skliaustus. Kodėl? Dėl to, kad čia yra viena kažkokia daugybė, čia kita, vat ir bendras dauginamasis. Taip ir padarykime. Vėlgi, dar neskaičiuojam jokių pirmykščių, kol kas tik tvarkomės su reiškiniu. Iškeltas x, dabar rašome viską, ką turime skliausteliuose. Tai 4 minus x ir minus 4 minus a. Tai yra tai, ko mes dar nepanaudojame. Na ir dabar taip labai lėtai, jeigu spręstumėm, tai dabar aš rodau visiems, kad visi suprastų, dėl to tokius lėtus žingsnius ir darau. Tai dabar bus čia 4 minus x minus 4 plus a. Mes pakeitėme ženklus dėl to, kad yra minusas prieš skliaustelius. Judame toliau, matome, kad 4 ir minus 4 išsiprastina. Na ir dabar dar kartelį parašau. Matome, kad bus x. Skliausteliuose minus, čia neturėjo išsibraukti, čia kažkaip automatiškai man tai pasidarė. Na, neturėjo čia žodžiu būti išbraukti, čia tik šitas turėjo išsibraukti, o šitas ir šitas vadinasi jie lieka. Tai minus x plus a lieka. Vėlgi, kol kas dar nieko nedarau, nenoriu skaičiuoti daugybos. Kam taip daryti, jeigu galima paimti, vadinasi, ir tiesiog dabar atsiskliausti ir skaičiuoti visus integralus atskirai. Tai x kart minus x yra minus x kvadratu, o x kart a yra tiesiog xa. Na ir dabar mes jau galėsime ir ieškoti jai pirmykštės. Tai pirmykštės funkcijos, koks šio vaizdas bus, x trečiuoju padalinta iš 3 plus, dabar, tai pas mus a atseit yra kažkoks skaičius, palikime jį ramybėje kaip koeficientą,
bet dabar bus x kvadratu ir apačioje bus dvejetas. Rėčius neįsidedam, jie bus tokie patys. Viskas. Realiai galime dėtis tos rėžius, tas vertes. Tai čia bus a vietoj x-o, trejetą paliekame remybėje. Dabar a ir a kvadratu, tai bus tiesiog iš karto a trečiuoju, padalinkime iš 2. Na, jeigu nulius įsistatysime, tai viskas nusinulins, galime nieko net nedaryti. Nieko neusimsime beverčio rašymų. Matome, kad galime subendravardiklinti šitos trupmenos, tai bendras vardiklis būtų 6. Tas, kas nemoka visiškai bendravardiklintis tų trupmenų, tai, sakykime, nežino ir nesigauna. Nu ir nieko tokio. Yra tokia schema, kur visiškai no-braineris yra. Tiesiog sudauginame vardiklius ir gauname tą bendrą vardiklį ir tada tiesiog įstrižai padauginame šito su šituo. Tai pirmas skaitiklis minus a trečiuoju dauginsime iš 2, tai gausis minus 2a trečiuoju, o a trečiuoju pakeltą dauginsime tiesiog iš įstrižai esančio trejeto. Tai bus 3a trečiuoju. Judam toliau. Na, 6 lieka. Dabar čia yra panašiai nariai, juos galime sutraukti ir gauname a trečiuoju. Jo, viskas čia teigiamai gaunasi labai gerai. Tai ką mes čia gavom? Mes ką tik gavome to viršutinio ploto, na, tos viršutinės figūros plotą. Tai būtų, čia tikrai taip? Jo, taip, tikrai taip. Aš tiesiog taip įrašysiu, vėliau mes sugrįšim. Na, gerai, pasirašysiu, kad čia S1 ir kad nesumaišytumėm. Dabar reikės skaičiuoti tą trikampio plotą, atkreipiam dėmesį, kad jis yra statusis. Šiaip mes taip lengvai galėtumėm padaryti, juk mes išsiaiškinam, kad čia yra a, o čia yra y, taip? Tai to trikampio plotas, aš gal net va čia galiu pasirašyti, yra tiesiog a kart y, tai yra 4a minus a antruoju ir reikėtų dar padalinti iš 2. Tai pas mus čia, jeigu atskliaustumėm, tai pasidarytų tiesiog 4a antruoju ir būtų minus a trečiuoju ir padalintumėm viską iš 2. Jo. Tai mes dabar norime gauti kažkokią a reikšmę, kada yra viskas vienoda. Tai reiškia šitas plotas, kurį iš tikrųjų galiu dabar nukopijuoti ir parašyti, kad ten jisai yra tame antrame trikampyje. Nu, tai kodėl tu čia man neįklyjuoji, nieko nesuprantu. Ai, įklyjavo, nepastebėjau. Ilgai galvoju. Jo, jis vadinasi yra štai čia, tas mūsų plotelis man mažas. Tai va, tuoj parisaizinam šiek tiek, kad čia būtų labai viskas gražu. Gerai. Mano iPadas yra gana toks senukas, tai nėra labai toks reaktyvus ir greitas. Tai vat, tai dabar mes juos turim tiesiog sulyginti ir mes gausime tą a reikšmę. Tai kažkur gal viršų parašysiu, kad vadinasi, rašau, kad a trečiuoju padalintas iš 6 yra lygus 4a kvadratu minus a trečiuoju padalinta iš 2. Galėčiau, čia visai aš mėgstu šiaip panaudoti tiesioginį proporcingumą. Tai reiškia, kad šituos sudauginus bus tas pats, kas sudauginus šituos, taip ir pasielgsiu. Vadinasi, 2a trečiuoju bus tas pats, kas 6 skliausteliuose 4a kvadratu minus a trečiuoju. Galėčiau viską šį pasidalinti iš karto iš 2. Gal taip ir net padarysiu. Iš 2, tuomet čia pasidaro pas mane a trečiuoju, čia lieka 3. Galiu dabar viską greitai susidauginti. Pas mane pasidaro 12a kvadratu minus 3a trečiuoju. Galiu sutraukti šiuos narius. Šiaip įdomus dalykas, nesu tikra, taip galiu padaryti, bet toks labai pas mane yra didelis noras, kai ką dabar padaryti. Nu, žodžiu, tai pirmiausia perkelsiu minus 3a trečioji kitą pusę, pasidarys su pliuso ženklu, tai iš karto pasidaro 4. Vėl trupačiuką galim iš 4 pasidalinti dėl to, kad turėtumėm gražesnį vaizdą. Na ir matome, kad pasidaro 3a kvadratu. Na ir dabar gal perkelkime tą 3a kvadratu į kitą pusę. Tik su minuso ženklu.
Čia kodėl aš tą skliaustelį parašiau, nesu tikra. Taip, ir dabar galime išsikelti bendrą dauginamąjį prie skliaustos, tai čia būtų a kvadratu. Iš tikrųjų, gal iš karto a kvadratu išsikeliu, bus mažiau skaičiavimo. Ir tada čia lieka a minus 3. Ir jo, iš tikrųjų viskas 0, tai vėlgi turime daugybą. Čia, vadinasi, jeigu daugyba lygi 0, tai kiekvienas iš dauginamųjų turi vienodą teisę būti lygus 0. Tai a kvadratu lygu 0 ir a minus 3 galėtų būti lygu 0, tai a gaunasi 0 arba a gaunasi 3. Mes ką tik gavome trejetą. Kodėl ne 0? Nes sąlygos pradžioje buvo pasakyta, kad a priklauso nuo 0 iki 4. Sakytume, tai nuo 0, bet palauk, koks skliaustelis? Toks. Vadinasi, jis nepriklauso. Ta mūsų a, jeigu pieštumėme šitą atsakymą tokį kaip grafiškai norėtumėm pateikti atsakymą, tai žymėtume 0 ir 4 yra neužspalvinti ir mūsų a gali būti tik tais šitame intervale. 4 ir 0 neįskaitant. Tai tokia ir reikšmė, toks yra sprendimas.